Sveiki, šiandien svečiuose Cyber News vyriausia redaktorė Jurgita Lapienytė. Labą dieną, Jurgita. Sveiki. Jurgita, gal pradžioj truputėlį apie Cyber News kaip portalą, nes matyt Lietuvoje nesat labai plačiai žinomi kaip žiniasklaidos priemonė, nepaisant to, kad jeigu pagal lankytojų skaičių jūs, kiek žiūrėjau, patektumėt į top 3 Lietuvoje, jeigu lyginti su lietuviškais portalais. Taip, tai aš su portalu kaip tik sekmadienį bus 5 metai, kai aš jau su portalu, ar ne, ir aš kaip pradėjau dirbti, tai ta tema buvo bekylanti ir buvo pandemija apskritai, tai daug daugiau ir tų visi, ar ne, mes susikėlėme į internetą ir pradėjo daugiau tiesiog, ar ne, tie visi programišiai ir šiaip vagys net nesiverčia liežuvis vadinti jų programišiais ar ne, nes kartais tų įgūdžių tiek daug ir nereikia, bet jie irgi sekė paskui mus, irgi susikėlė į internetą ir ta tema pradėjo labai jau taip sproginėti. Tai tuo metu, kai mes pradėjom ar ne dirbti, tai daugiausiai, kas domėjosi ta tema kibernetinio saugumo, tai yra didelės Europos rinkos, ten Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija ir žinoma Izraelis irgi labai stiprus toj srity, bet ir Amerika, ar ne? Tai mes iš tos verslo pusės natūralu, kad vis tiek sukomės į tą rinką, kuri yra didelė, nors vis tiek nišinė tema, ar ne? Bet sukomės į didelę rinką ir pradėjom rašyti jai. Tai per tos 5 metus ir Lietuvoje vyko tikrai didelių permainų ir didelių duomenų nuotekių, ar ne? Ir tarkim, turint omeny ir CTB, ir ten visokius smulkius nuotekius, mano akim žiūrint, ten ir RIMI lojalumo kortelės ir panašiai, ir žmonės pradėjo po truputėlį suvokti, ar ne, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, ką tai reiškia, kad tu nori gauti 5% nuolaidą, dėl to tu ten kažkokioj vaikiškų žaislų parduotuviai lengva ranka atiduodi savo vaiko gimimo datą. Tai ar tau apsimoka ten, kad tie 5%, ar ne? Tai labai smagu, kad kuo toliau, tuo daugiau, ar ne, ir Lietuvoje apie tai kalbama, ir tas kibernetinio saugumo centro pareiškimas, atsisukimas į tuos slaptažodžius, reagavimas į tuos didelius pasaulio įvykius, ar ne, tai irgi, manau, labai svarbus. Tai mes irgi po truputėlį pradedam daugiau ir komunikacijos ir Lietuvoje vykdyti, ar ne, ir kolegos ir iš Delfi, ir iš kitur irgi pastebi ir pažiūri vieną akim, ką mes rašom. Aišku, mes rašom kartais didesnius dalykus ir net tai, kas Lietuvoje ten nutiko, ar ne, nebūtinai yra įdomu ten Amerikos ar kitom rinkom. Bet kai kurie dalykai yra įdomus, kai kurie yra... Nes apie 40% jūsų lankytojų yra būtent Amerikos rinka. Taip, tai ten yra... Nemeluoja internetas. Skiriasi irgi labai nuo temos, bet iš esmės tai būna nuo 40 turbūt iki 60%, tada yra lojalios pastovios Europos rinkos, ar ne, bet irgi dabar visi naudoja VPN-us, tai kartais ne visada gali ir pasakyti, iš kur tas tavo skaitytojas galiausiai ir ateina, ar ne, nes mes irgi, tarkim, prisijungi ten prie serverio Vokietijoje, ar Jungtinėje karalystėje, ar Jungtinėse valstijose, ar ne, ir jau... Nes tikrai jūsų skaitytojas tai tikrai žino, kas yra VPN-as ir ką jis yra naudojama. Dauguma žino, kas nežino, tai mes norim papasakoti, ar ne, nes pavyzdžiui VPN-us ir lietuviai suėjo labai nuo paprasto dalyko, ar ne, kai linkomanija Lietuvoje uždraudė, kai uždraudžia nelegalų kažkokį turinį, tai tada, tai kaip aš galiu pasiekti tą turinį, tai apgaudamas, ar ne, interneto savo tiekėją ir tos paslaugos tiekėją, kad aš vadinasi esu toj šaly ir pasakysiu, kad aš esu kitoj, ar ne. Tai dabar lygiai tą patį žmonės daro, kad jau, tarkim, gal ir nuo to piratavimo sukomės, nežinau kiek tikrai to vyksta masiškai, bet, tarkim, net ir norėdamas pasiekti žmogus kažkokį tai serialą per ten Netflixą ar kitur, ar ne, tiesiog, kurio nerodo Lietuvoje, jis tada pasinaudoja tą paslaugą, ar ne, kad pakeistų savo lokaciją to tiekėjo akyse ir tada galėtų žiūrėti amerikietišką turinį, ar ne. Nu, kam iš mūsų nėra tai buvę, ten rodo tavo serialą kažkokį ir staiga nutraukia, nes Lietuvoje jau baigėsi, bet pasižiūri, kad ten Vokietijoje dar rodo. Nu tai gerai, aš žiūrėsiu toliau, nes aš noriu ir aš nenoriu, tarkim, vogti, ar ne to turinio. Krepšinio fanai turi tą pačią problemą, kai išvažiuoja, pavyzdžiui,
į užsienį, o tuo tarpu vyksta Eurolygos varžybos ir rodo lietuvišką televiziją, pasižiūrėti gali tik tai, jeigu VPN naudoji. Nu tai va. Tai prasideda nuo to, tada supranti, kad gal tau ir gerai, ir tau fainai, kad nematytų tavo interneto tiekėjas, ką tu visą laiką darai, ar ne? Ir savo tą anonimiškumą, truputėlį privatumą pasaugoti, ar ne? Tai viskas prasideda nuo tokio labai paprasto vartotojiško poreikio, bet tada, kai tu kažką pradedi naudoti, tada galvoji, aha, tai aš moku, tarkim, nu ten 100 eurų, 150 eurų per metus, tai galvoju, nu brangu, tai gal kokią ten jis dar man naudą teikia, ar ne? Tai pas mus, aišku, nėra tokios ūmios situacijos, bet mūsų kaimynai, ar ne, ten ukrainiečiai, baltarusiai, dabar Irane, ar ne, ribojant smarkiai tą internetą valstybei, tai žmonės sukasi ir ieško, ar ne, kažkokių tais būdų, kaip... Taip prieiti prie informacijos bendrai. Iš esmės, nes vakarietiškos platformos ribojamos arba sekama lokacija, ar ne, ir tada ten valdžia ar kažkas kitas, ar negali pasakyti, kur žmonės rinksis, ar ne, kur vyks kažkokie protestai, kurie žmonės blogai apie valstybę kalba ir panašiai, ar ne. Tai labai svarbu, vat ir tokiuose režimuose iš esmės yra labai, ar ne, kai tu nori kažką pasakyti drąsiau, bet truputėlį nesaugiai jautiesi. Bet grįžtant prie Cyber News kaip portalo, tai jūs matyt esat vieninteliai iš tokio Lietuvos kilimo tarptautinius, sakykime, tarptautinės žiniasklaidos priemonė, kuri jau turi pakankamai nemažą kiekį vartotojų ir yra tikrai solidi žiniasklaidos priemonė. Aš, man atrodo, nežinau, kad kažkas kitas iš Lietuvos darytų būtent anglišką turinį ir turėtų tokį kiekį vartotojų. Nu, tai yra Boardpanda ten ir panašiai, ar ne? Jo, tai čia jeigu ne kaip žiniasklaidos priemonė, nes labiau žiniasklaidos priemonė negu šita pramoginis turinys. Nu taip, sakau, nenoriu ten labai apie kolegas šito vietoj kažką kalbėti, tikrai yra ten lietuvių tų ir žinomų, žiniasklaidos taip iš esmės, gal tai susikūrė dėl to taip, kokius žmonės pritraukiam ar ne. Buvo žmogus, kuris manim patikėjo, tada aš tą žmogų įtikinau, kad žurnalistika, kuriant prekės ženklą ar ne ir pardavimus iš esmės, gal tau netiesiogiai parduoda, bet labai apsimoka, ar ne. Mes išgarsinsim tą vardą, o jūs tada raskit, kaip tą prekės ženklą parduoti, ar ne. Tada jis patikėjo, tada savo ruoštų, ar ne, aš įtikinau daugiau žmonių, kad ateikit čia kaip įmonei faina dirbti ir mes turim tą redakcinę laisvę daryti, kas mums atrodo svarbu, ar ne. Tai faina yra tas, kad mes ir turim saugumo ekspertų, tokių programišių, bet gerąją prasme tų vadinamųjų white hat hacker, tai tų programišių, kurie ar ne užsiima hakina tais tikslais, kad įmonė susitvarkytų, kas ten spragos yra kažkokios ar ne. Tai mes turim tokių žmonių komandą, ar ne, kurie mums padeda informaciją surasti, patikrinti, tada ar ne, padeda tai žurnalistiniai pusėje ir užkamšo tas spragas technologinės, kurių mes kaip žurnalistai ar ne neturim. Ir iš esmės esam tikrai investavę į tą kokybišką ar neturinį, kad jau kai sakom, tai suprantam, ką sakom, ar ne. Tai dabar turiu 12 žmonių komandą, didžioji dalis yra senbuviai iš Lietuvos žiniasklaidos, vieną žmogų išsiviliojau atgal, kuris į komunikaciją buvo išėjęs, sakau, grįžk čia, vis tiek geriau žurnalistika, dar kaip ypatingai gali savo kaip autoriaus ar ne tą portfolio vadinamąjį kurtis anglų kalbą, ar ne, tai yra visai kita auditorija, kiti mastai, kita tema, smagu tave atpažįst, ar ne, mus cituoja ten Forbes ir kiti, tai smagu autoriui, kitą pasigavau beišeinantį į komunikaciją, irgi sakau, dar palauk, kol išeisi, gal dar pabandom ir susibūrė žmonių, kuriem smagu tą daryti, kartu mato prasme, įdomu, nes tai yra tikrai žinių gilinimas, nereikia ten, aš verslo žurnalistikoje prieš tai buvau daug metų, tai
Dabar vėl vyksta dalykų, bet vienu metu jau buvom betampanti gerovės valstybė ir staiga ta žurnalistika pasidarė labai nuobodi. Viena, kai Kubilius ten pensijas mažina, ar ne visai kas kita, kai jau ten pradedam kalbėti apie ten brangius kalafiorus ir panašiai. Tai jau ten metai iš metus to dirbti pasidaro nuobodu. Čia įlindom į tą kibernetinio saugumo privatumo sritį, kuri jinai nėra nusistovėjusi, tai vat, ir turbūt perėsim prie to dirbtinio intelekto ir kitų, būtent kinta, aišku, kaip žmonėm gal tas sunku, nes ta dinamika kita vertus, taip įdomu, tai ką žinojai prieš metus, nebetinka niekas šiandien, skambini tiem patiem žmonėm, klausi iš naujo, o ką dabar galvojat, mes čia prieš metus va taip kalbėjom, o dabar dar čia sąmonė, ką mes ten šnekėjom ar ne. Visi staiga tampam vizionieriais, nes viskas kūrėsi, ar ne, technologija mūsų akys, ar ne tik dirbtinio intelekto, ar ne, kvantinė kompiuterija, žmogaus smegenų ir kūno prijungimas prie kompiuterio, ar ne, tai čia Marshallą McLuhaną galima prisiminti, ar ne, kaip medija yra žmogaus tęsinys, tai dabar literaliai taip tampa, ar ne, kur žmonės pradeda galūnės judinti, ar nekalbantys žmonės, kompiuteriai jų balsu prabyla realiu laiku, tai už to yra dideli moksliniai pasiekimai ir man atrodo, jie yra tik prie sprinto linijos dar iš esmės, tai per kelis metus įsivaizduoju, pamatysim labai didelių proveržių. Jo, čia ta gražioji baltoji pusė, ar ne, tos technologinio proveržio, bet yra ta juodoji pusė, ar ne, nes man atrodo, prieš 2 metus buvo tokia prognozė, kad būtent šiais metais, 25 metais, sakykime, iš internetinio fraudo bus uždirbama panašiai tiek pat pinigų, kiek iš narkotikų prekybos. Būtent internete, kiek yra internetinio fraudo. Tai reiškia, yra beprotiška rinka. Ir šitoj vietoj žmonėms suspėti, turint omeny, kaip keičiasi technologijos, dirbtinis intelektas, prasideda dabar nauji dalykai, jeigu anksčiau gali nulaužti tavo elektroninį paštą, gali įsilaužti tavo serverį, dabar staiga gali kažkur tai internete, ten, kur gyvenime nebuvai ir nieko nedarai, staiga gali matyti apie save filmuką ir stebėtis, ką tu ten darai ir pakankamai tikroviškai tai matytis. Tai visi tie dalykai, kurie su dirbtiniu intelektu, su kvantinė kompiuterija ateina, tai jie matyti yra tas šaltinis, iš kurio mes net neįsivaizduojam kartais, kokių dar papildomų problemų, kas susijęs su kibernetiniu saugumu, mes dar turėsim. Ir jau turime ir yra, mes gal užsimerkiam, kol tai nenutinka mums ar ne, mes jau pratę prie tų, kad ten mūsų mamas, senelius bando kažkas apgauti ar ne, bet iš esmės jau dabar labai didelė įtaka ir tarkim, aš tai net neatskirčiau internetinio to sukčiavimo nuo tų tradicinių ar net ten vaikų pornografijos ar narkotikų ir panašiai, ar ne, tai yra vienas kito tęsinys absoliučiai ir tarkim tas dirbtinis intelektas ir tie vadinamieji deepfake'ai, kuriuos užsiminėt ar ne, tai iš esmės dabar irgi, pavyzdžiui, labai smarkiai panaudojami yra vaikų pornografijos kūrimui, dėl ko yra didelė diskusija. Viena vertus taip, galim spekuliuoti, kad gal tie iškrypėliai pavogs mažiau vaikų, nes gali dirbtinis intelektas sufalsifikuoti tuos video ar ne ir tada parduoti kitiems žmonėms. Kita vertus, to turinio kūrimas dar pigesnis pasidarė, jo dar daugiau į rinką paduodama ar ne. Ir tai tikrai gana baisu yra ir mes nesuprantam iš viso dabar jau internete nieks nebegali atskirti, kas tikra, kas netikra, nes mesgi pratę viską taip vartoti greitai, skubiai peržiūriniai, neįsigilini ir panašiai. Ir tam, kad mūsų užkrėstų ten kompiuterį, net nebereikia nieko spausti jau šiais laikais, ar ne, ten tokios technologijos kaip ir Izraelio, ar ne, tas Pegasus, ta programa. Iš esmės reklamą pamatęs, tu gali būti infekuotas, ar ne, ta programa, tai viskas persipina ir persiduoda. Ir problema ta, kad tie duomenys, jie kaupiasi ir jie kažkur yra. Tai jeigu kažkur dabar, pavyzdžiui, mane dabar įsilaužė ir nulaužė,
Tai, aš pakeičiau slaptažodį, per savaitę mano banko sąskaita neištuštėjo, tai galvoju, tai viskas gerai, bet taip nėra iš tikrųjų, nes dažnai labai tie nusikaltėliai, jie kaupia didelės duomenų bazės žmonių, ar ne? Tos duomenų bazės laikas nuo laiko atnaujinamos ir jos prasisuka per tą tamsų internetą, ar ne? Ir yra vis naujos ir naujos atakos su tom duombazėm pradedamos, ar ne? Ir jos sutampa ypatingai su visokiais politiniais įvykiais, kai mes esam labai jautrus, ar ne, tai natūralu ten kažkokia banga nauja remti Ukrainą, tarkim, nes ten kažkas nutiko, ar ne, tai ten 90% žinučių, kurias ten gausit ir pas jūs ateis, tai bus netikros. Ir jeigu anksčiau, pavyzdžiui, galėdom sakyti, kad, tai bet mes žinom, kad čia kažkas ten iš rusakalbių šalių parašė, ar ne anglakalbių apskritai, nes labai, labai negražiai parašyta, labai klaidų daug ir panašiai. Tai dabar dirbtinis intelektas taip gražiai padaro jiem tas žinutes ir iš esmės padeda visą suorganizuoti, visą tą ataką prie žmonės, kad jau nebegali tuo naudotis ir sakyti, kad tai čia prastai rašo, vadinasi, čia nusikaltėlis. Dabar jeigu yra klaidų, tai gali pagalvoti, tai turbūt žmogus rašė, jeigu paliko kažkokių tais klaidų. Ir kitą sakyti, o yra duomenų, kokią žalą kibernetinės, sakykime, nusikaltėliai padaro ekonomikoms per metus? Geras klausimas, kaip suskaičiuoti, yra įvairių vertinimų, skaičiuojama, kad apskritai tą kibernetinę, tą šešėlinė nusikalstama veikla prilyginama dažnai JAV arba Kinijos ekonomikai, tai vadinasi, kad čia žinotume mastą ar ne. Apie ką... Gaunasi, kad trečia pagal dydį ekonomika yra būtent nusikalstama ekonomika. Čia daug spekulacijos, ar ne, nes irgi projekcijos visokios vyksta, kiek mes žinom, tai o kiek nežinom, ar ne, tai aišku, daugiausiai ten FBI, gal federalinis tyrimų biuras, ar ne, paskaičiuoja ir suprojektuoja tuos skaičius, kažkas tiki, kažkas netiki, bet iš esmės tai yra milijardai ir milijardai ir milijardai, ar ne, žalos ir įmonėm, ar ne, ir individam, ir tos daug pavėluotos žalos, kur tu nesupranti, nes tavo slaptažodis nutekėjo ten prieš 3 metus ir tu net nežinai, kad dabar kažkas, kas vyksta, kažkas tavo tapatybę pavogė, tarkim, ar ne, ir kad tai kažkaip susiję yra su to, kas buvo. Bet iš esmės, taip, labai didelė projekcija yra. O sakyti, kaip įmonės bendrai pasaulyje ir gal žinot Lietuvoje, kiek, sakykime, kokie būdai, ar ne? Vienas dalykas yra technologiniai, bet jeigu gerai pamenu, apie 80% visų nutikimų kibernetinio saugumo vis tiek yra su žmogiška prigimtim susiję. Žmogus yra silpniausia grandis šitoje vietoje, ar ne? Kokius būdus naudoja, kaip įmonės pasiruošia arba bent jau rengiasi, nes nėra klausimo ar, klausimas yra kada. Mes dar sakom, kad ne kada, bet kad visos įmonės buvo nulaužtos, tik ne visos tą žino. Mes taip žiūrim, iš esmės tai tos įmonės, kurios supranta to prasmę ir vertę tos apsaugos, kaina svarbiausia. Kai verslas pagaliau supranta, kokia tai yra kaina, tada supranta, kodėl į prevenciją reikia tiek daug investuoti ir kuo toliau, tuo labiau tie vyriausi informacinės saugos specialistai, jie jau tampa to vadinamo C-levelio ar ne vadovais labai dažnai, ypač didelėse įmonėse. Nes kuo toliau, tuo labiau pripažįstama, kokia tai yra didelė atsakomybė ir svarba, ar ne. Iš esmės, tai taip, kaip ir jūs sakot, labai dažnai žmogus būna ta grandis, kuri neatlaiko, mokyk žmonės nemokęs, bet būna irgi Microsofto ten duomenys rodo, kad tarkim mes e-mailus tikrinamės ir atrašinėjom prieš darbą, ten 5-6 valandą įvairiai, bet kai tu esi, nežinau, nepamiegojęs, jautresnis, kažką tais nespėjai sprendimo apsvarstyti, ar neįprimi, paspaudi ir panašiai, ar ten turi prastą slaptažodį ir panašiai, tai labai dažnai įmonės riboja tiesiog tavo kaip darbuotojo prieigą prie vidinių sistemų, ar ne?
Tai kuo tu daugiau, čia kaip saugumo ar ne pažyma, ar tu gali dirbti su slaptais dokumentais ar ne panašiai. Tai irgi jeigu aš esu tik tai darbuotojas, kuris daro savo užduotį ir tada ją perduoda vadovui, tai aš turėsiu labai minimaliai prieigos. Vadinasi, jeigu kažkas įsilauš į mano sistemą, nu tai aišku, yra sistemos tam, kad ir pamatytų jau tie mūsų informacinių technologijų specialistai, kad taip nutiko, bet iš esmės, kad ir ta žala būtų ribota. Nu tai ką pavogs, tai gal tikėtina bus ten mano ten dokumentai ir tai, ką aš turiu kompiuterį, kad ta žala būtų ribota. Aišku, kuo žmogus daugiau įmonėje atsakomybių turi, tuo jis didesnė prieiga turi prie dokumentų ir sistemų, bet tada jo ir apmokymai didesni ir ten reikalavimai ir ten, tarkim, įspėti atitinkamą darbuotoją ar ne. Pas mus tai irgi labai griežtai mes turim ir mokymus ir visi jau pakankamai sąmoningi, kad raportuojam iš esmės, bet ką jau, aišku, specifika įmonės tokia, bet viską pranešam. Čia kolega rašė man laišką, bet maža ką, kažkas ne taip, kažkas netitinka paprastai kaip elgiasi. Tai iš esmės tas vadinamasis zero trust, tai kuo toliau, tuo labiau plinta tas, kad nepasitikėti nieko. Geriausias žmogus, jisai gali suklysti ir prasileisti, ar ne. Tai... O sakyti, Jurgita, kokia žala, vidutinė žala verslui, jeigu nuo kibernetinės atakos, kokia jinai gali būti, apie kokius dydžius šnekam? Tai klausimas yra vidurkiai paskaičiuoti, yra priklausomai, ar ten tave užpuola programišiai ir užrakina visus duomenis, ar ne, tai čia yra turbūt rimčiausia ir didžiausia ataka, kuri gali įvykti. Aišku, būna įmonės, kurios jas užpuola vieną kartą, jos per porą mėnesių nepasitaiso, tada kažkas tą pačią spragą pasinaudoja ir užpuola antrą kartą, ar ne. Bankrotas yra ir yra įmonių nemažai bankrutavę, tiesiog per brangu atkurti verslą, kai kuriais atvejais būna, ar ne. Nes, tarkim, įmonės neturi atsarginių duomenų kopijų, vadinasi, ne tik, kad jom gresia baudos už ten duomenų nutekėjimą ir reikia sumokėti išpirką ir panašiai, bet jos negali vykdyti veiklos apskritai, nes visi duomenys, kurių reikia ten tiekėjai, tarkim, ten kontaktai, visos formos yra viskas toj sistemoje, ar ne, kuri yra užšifruota. Tai taip, iš esmės tai ta rimtesnė ataka tai gali kainuoti viso verslo kainą, tai tos vadinamosios ransomware atakos yra, sakau, įvairių skaičiavimų. Gal tiesiog klausytojams ir žiūrovams pasakykit, kas tai yra, kad... Taip, tai ransomware, čia angliškas terminas, mes jį naudojam, nes lietuviško tokio gero vertimo nelabai ir yra, bet iš esmės yra ataka, kai programišius patenka į tavo sistemas, užrakina visus tavo duomenis ir prašo už tai išpirkos, jeigu nesumoki išpirkos, kuri dažnai siekia, jie irgi paskaičiuoja, kiek paprašyti, kiek tu gali sumokėti. Tai yra Lietuvo atveju buvo, kad ir 2000 paprašo, Amerikoje su didelėm įmonėm strateginiam yra, mes kalbam apie 5 milijonus ir panašiai, ar ne. Ir dar pagrasina, kad jeigu nesumokėsi, tai tuos duomenis nutekins, kas tada tą įmonį, kad ir tebūnie jau bus bankrutuojanti, dar bent jau Europai gresia labai labai didelėm baudom, ar ne, už žmonių duomenų nenusaugojimą. Tai va. Tai čia rimčiausia, kas gali nutikti iš esmės. Dažniau kas nutinka, tai įmonė ar laiko kažkokių duomenų viešoje erdvėje, ar nesugeba kažkokios duombazės užrakinti ir guli kažkur debesy, klaidžioja palaidas duomenų ar ne ir failų rinkinys. Ir tada labai lengva juos surasti su automatizacija, ten jie sužino per sekundę, ar ne, kad, čia žiūrėkit, čia yra įmonės, tarkim, Cybernews duomenys, pasižiūrim, kas ten yra. Ir ten, tarkim, yra kažkokių nekaltų dalykų, kad ten yra keli laiškai nutekėję, pašto adresai ir panašiai, ar ne.
Tai atrodo, kas čia tokio, bet pavyzdžiui, net jeigu turi kažkokį nejautrų laišką be verslo duomenų, bet tu žinai, kad čia yra Jurgitos pašto adresas, jinai susirašinės tokiais ir su tokiais žmonėm ir jos balso tonas yra va toks, tai aš galiu apsimesti, kad aš esu jinai, ne, pabūti tas vilkas ir apsimesti močiutę ir parašyti buhalterijai, o gal sumokės, nes aš visą laiką siunčiu ten kažkokias sąskaitas, faktūras ir paprašau buhalterijos, gal jūs galite sumokėti ten tam ir tam ir tam, aš čia išleidau pinigų, reikia sumokėti. Ir tada buhalterija sako, tai gerai, nes žino manim ir pasitikė, kad aš patikrinau, o ten sąskaitos jau yra kažkokios visai kitokios. Dabar taip, bankai paskelbė Lietuvoje, kad tikrins, tikliau, ar gavėjas atitinka banko sąskaitą, jau čia bus, bankai žada tą dalyką daryti, nes iki tol būtent tas būdas, kai pavardė arba įmonės pavadinimas viena, o sąskaita kita, tai buvo dažnas atvejis, kai pinigai persivesdavo. Tai taip tikrai dažnai nutinka ir patys vadovai perveda, yra ten atveju, kur po 25 000 perveda ir panašiai, nes jos apgauna, nes labai yra, taip gerai tas laiškas parašytas ir tu nelabai kreipi dėmesio, tai čia Jurgita man rašo, tai gerai, žinau, ten viskas ok, kad ir ypatingai va dabar su tuo dirbtiniu intelektu, ar ne, tai taip kokybiškėja tos atakos, kad aš nežinau, ar mes spėjom pakeliu ir verslas ypatingai, ir verslas, kuris nedirba su internetu, bet verslas, kuris renka duomenis, bet ten pardavinėja vaikiškus žaislus, ar ten pieną perdirba, ar ne, tai ar visi verslai dabar yra arba debesy, arba turi internetinę svetainę, dažniausiai ir viską turi, ar ne. Ir aš nežinau, ar mes spėjom mokytis paskui, kad išvengtume to. Tai. Bet matyt visą laiką priemonės, prevencinės priemonės jos ateina po to, kai kažkas jau įvyksta, nes tiesiog taip jau yra, kad nusikaltėliai yra daug išradingesni, nes jie supranta, kad jie iš to uždirbs. O jau visi, kas priemonės, kurie eina iš to, nuo ko reikia saugotis. Matyt, čia yra tas nuolatinis judėjimas ir kuo daugiau technologija tobulės, tai tuo tobulės sukčiavimas, tuo tobulės ir priemonės, kaip nuo jų apsisaugoti. Bet šnekant apie verslą, minėjot, kad jau kibernetinio saugumo vadovai įmonėse, jie jau yra C-level, C-lygio arba C-lygio vadovai, bet kiek įmonės priima žmonių su šitą kompetenciją į valdybas? Kiek valdybose yra žmonių, kurie realiai ne tik tai, sakykime, bet ir prižiūri pačias įmonės, net valdybos funkcija yra tiek strategijos nustatinėti, tiek prižiūrėti, kaip yra tų strategijų laikomasi. Kiek čia mes esam pažengę, kiek mes turim... Geras klausimas, nemanau, kad esam labai pažengę, nes tų kompetencijų trūksta pasaulyje apskritai labai daug, skaičiu apie 4 milijonų kibernetinio saugumo specialistų, ar ne, trūksta tų žinių, tai ten tikėtis, kad valdyboje bus daug žmonių, kurie apie tai žinos daugiau, tai naivu yra, bet iš mano patirties ir iš to, ką skaitau, ar ne, susidaro toks įspūdis, kad tie žmonės, kurie supranta, jų balsas yra labiau girdimas ir jiem gal labiau sekasi įtikinti, aišku, čia ir žiniasklaida prie to prisideda, nes daug tų atvejų dabar yra tikrai plačiai išviešinta, ar ne, ir ta valdyba bent jau leidžiasi įtikinama ir išklauso tų žmonių, kurie sako, bet žiūrėkit, čia Colonial Pipelines buvo, ar tas, ką tai reiškia, jeigu mes ten sutaupysim, nežinau, ten 20 000 tiem metam, tai žinot, kiek tai verslui gali kainuoti. Tai man susidaro toks įspūdis, aišku, aš neturiu statistikos, nežinau, gal labai klystu, bet nemanau. Manau, kad ten tiesiog tie žmonės yra labiau girdimi ir tikrai vadovai suteikia kibernetinio saugumo specialistam laiko ir duoda resursų ten ir darbuotojų mokymam, ir aiškinimui, ir daug dažnesniam, ar ne. Ir, kiek žinau, tiesiog samdosi trečiasias šalis, ar ne, yra daug ir JAV, tarkim, ir Izraelį, daug buvusių karininkų ar žvalgybos, ar ne, darbuotojų, kurie tada kuria
kuria įmonės ir užsiima daug ir tą švietėjišką veiklą ir kuria kažkokias platformas ir sprendimus verslui. Čia irgi viskas yra kaip ir iš dalies outsourcinama, nes kartais įmonės žino, gal aš nebūtinai noriu, kad čia valdyboje gal neturėsim samdyti irgi nelabai galiu, bet žinau, kad yra va tų įmonių, tų sprendimų tiekėjų, kurie ten man siūlo už kažkokią mėnesinę kainą, nu bent jau ten susitvarkyti tą visiškai higieną. Nes kibernetinis saugumas tai yra prie rizikų, ar ne? Paprastai įmonės verslas savo rizikas draudžia. Kiek populiarų pasaulyje yra draudimas nuo kibernetinių atakų ir kiek Lietuvoje? Kur mes stovim su šitais dalykais? Tai pasaulyje yra labai populiaru. Draudimas jau, draudimo įmonės didžiosios jau prieš porą metų truputėlį prisuko kranelius, nes padaugėjo tų visokių kibernetinių atakų ir verslas buvo įpratęs, kad tai tiesiog apsidraudžiam, kasko tik tai kibernetinio saugumo, apsidraudžiam, pataisys, padarys. Bet kai vienu metu, dabar išpirkos truputėlį sumažėjo, vadinasi, programišiai jie mažiau truputėlį dėmesio nori atkreipti, nes kai tu užpuoli kažką kaip Colonial Pipelines, po to būna, kad tau reikia išsiskirstyti, nes tiesiog bijai, kad tave pagaus, žodžiu, kaip apiplėš didelį banką, tai tada reikia tos pinigus užkasti. Tai jie dabar puola truputėlį mažesniais mastais, bet daugiau ir per tą masiškumą pasiima turbūt tas pačias, jeigu nedidesnės sumas, tai tų atakų padaugėjo ir tada draudimas sako, palaukit, bet jūs gal kažką turit padaryti, kad compliance vadinasi, kad mes tavo kaip ir gyvybės draudimo, ar ne, tai tau brangiau kainuos arba tau jo nenorės mokėti, jeigu tu ten su parašiutu kas antrą dieną šokinėjai. Tai čia tas pats irgi įsivedė savo labai griežtus standartus, ką turi padaryti, kad ten iš viso galėtum apsidrausti, kad tau leistų, ar ne. Tai yra tas daug, kur jie turi varnelių dabar užsidėti ir išsipildyti. Iš esmės turi investuoti. Čia kaip bus draudime, jeigu neturi gaisro signalizacijos, neturi signalizacijos, sakykime, apsaugos. Jeigu, kaip sakykime, nėra spynos duryse, tai matyt, kad nedraus. Taip. Iš esmės tas pats, aišku, klausimas irgi didelis, kiek ten tas formalus varnelių sudėjimas, kiek jisai padeda įmonė apsisaugot, bet tikrai padeda labiau, negu jeigu visiškai nesisaugo. Bet kai atsiranda labai aiški finansinė paskata, kur draudimas sako, nemokėsim pinigų, jeigu ten to ir to nebus, tai įmonės tada Lietuvoje yra tokia paslauga, aš kažkaip nesu girdėjęs. Geras klausimas, aš tiesą sakant nežinau, nes mes su ta Lietuvos rinka kaip ir nelabai kol kas dirbam, tai reiktų pasidomėti. Gal ir yra, nežinau. O sakykit, pabaigai vis tiek, mes daugiau šnekėjome apie verslą paprastam žmogui, ar ne? Nes aš VPN jau naudoju, net nepamenu kiek. Aš tiesą pasakius, kai įsigijau VPN, aš net nežinau, kad lietuviškai įsigijau, nes NordVPN buvo, bet aš tuo metu net nežinau, kad tai yra būtent lietuvių produktas. Ką paprastam žmogui? Kokios yra tie baziniai dalykai, kuriuos reikia žinot, kaip saugotis nuo tokius, kaip sakyti, tas spynai, tas duris įsistatyti, kas tai būtų. Tai taip sako, saugokis pats, tai ką daugiau čia padarysi. Paprasti dalykai, reikia galvot truputėlį, tų duomenų gal nedalinti kairį dešinę, nes visi prašo, mano dukros gimtadienis bus, aš užsakinėjau tortą, kad galėčiau atsimti, reikia internetu prieš 2 dienas užsakyti. Tai paprašė ir vaiko gimtadienio, ar ne, datos, ir mano adreso, ir e-mailo. Dėl torto. Ir taip, kad iš esmės galėčiau atsiimti, ar ne, tą tortą, tu reikėjo supildyti visą klausimyną, tada aš galvoju, palaukit, man nelabai čia patogu, tai tada
nu taip, nepatogu, bet skambini tada, atsiprašau, labą dieną, noriu užsakyti, tikrai būsiu, bet gal jūs galite ten, nenoriu šitų duomenų čia dalinti kairį ir į dešinę. Tai tiesiog kartais irgi pagalvoti, nu vardan ko duodam, kad ten, nes dabar visos įmonėsgi iš esmės nori turėti lojalius klientus, bent jau tokius sekamus, sakyčiau, klientus, o ne lojalius, ar ne. Tai pasiūlo tau visada pirmam ten prekių krepšelių 10% nuolaida iš serijos. Nu ar tikrai reikia tos nuolaidos, kad ten po to ir bombarduos tavo paštą šiukšlėm ir panašiai, per tas šiukšlės ten gali ateiti ar ne ir visokie virusai ir panašiai. Tai kitas dalykas, nu nesaugot kredito kortelių jokiais būdais, jokioj naršykliai, slaptažodžių jokioj naršykliai nesaugot, gink dieve. Nu, yra tam irgi produktai ir yra nemokamų produktų, ar ne, suprantu, kad pats žmogus nenori galvoti, bet tam ir yra tų visokių ir tų slaptažodžių tvarkyklių ar ne panašiai, nu kur yra kur padėti. Tai jokiais būdais nesaugot, jeigu kas daug internetu perka, tai tada geriausia naudoti tas virtualias korteles, kur kas kartą numeris pasikeičia. Ar ne, tai čia labai geras dalykas, nu, bet iš esmės, va, ir dar kas turbūt labai svarbus, ko stebėtinai daug žmonių neturi pasidarę, tai neįsivedė tos 2 faktorių autentifikacijos, ar ten tos multifaktorių autentifikacijos, ar ne, kad nu, slaptažodį nulauš, koks ten jis bebūtų protingas, žmonės, taigi programišiai nesėdi ir nespėlioja, koks ten galėtų būti slaptažodis. Jūsų kompanija daro šitą, aš žinau, kad matyt vienas iš fainiausių temų visam pasaulio žiniasklaidai yra koks populiariausias slaptažodis 1, 2, 3, 4, 5. Tai va, bet tai tokius, tai ten iš viso ten milisekundės ar netrunka nulaužti, bet net ir tuos ilgus nulaužia, ar ne, tai dabar eina programos tą daro, ne žmonės tą daro, nu tai gerai, ne minutė, tai 5, tai 10 nulauž, tai tada labai gerai vis tiek suveikia, kai yra tas 2 faktorių autentifikacija, tai net jeigu ir nulauž, tai tada tu gausi pranešimą į telefoną, yra būdas ir tą apeiti, nu bet 90% bandymų nukris, jeigu ateis pas jūs pranešimas telefoną ir tada sakys, ne, aš nebandau niekur prisijungti, viskas, nu tikrai didžioji dalis atkris, tai kol ten jūs netapsite, ten, nežinau, prezidento ar labai svarbia persona, nu tai daug maž pasaugos, bet jeigu, aišku, ten turit pinigų arba ten užimat svarbias pareigas, nu tai ten mes apie kitą lygį kalbam, bet iš esmės tai tokia bazinė higiena yra sudėtingi slaptažodžiai, kurių jokiais būdais nesaugoti naršykliai ir ten kitose viešose vietose, 2 faktorių autentifikacija ir tiesiog tas bendras sąmoningumas, kokią informaciją aš duodu mainais už ką, ar tikrai vertai reikia, nes ta informacija yra atsidūrus visur ir nu, šiaip tai yra baisu, net jeigu save pradedi ieškoti dirbtinio intelekto, paklausi apie save, tai kokios informacijos surenka iš įvairių šaltinių ir kokį turi profilį apie tave, tai čia daugiau negu aš pati apie save galėčiau papasakoti. Labai geras irgi būdas visiems pasitikrinti, nuėjęs į ChatGPT ar Gemini, susivesti apie save ir pasižiūrėti, kągi apie mane jau žino internete. Taip, o ką dar mokamos versijos žino, kurios ten naršo internetą giliau ir daugiau. Ką aš esu pastebėjęs, pavyzdžiui, kai pasižiūriu savo VPN tiekėjas, kaip paskelbia, kur mano slaptažodžiai yra nulaužti, kur kažkokie įsilaužimai buvę, tai labai kažkur per 2 savaitės, po 2 savaičių, kai vyksta vienas ar kitas nulaužimas sistemų, prasideda skambučiai. Skambina iš policijos rusiškai šnekantis, iš bankų rusiškai šnekantis. Forex, taip. Taigi kažkur matyti yra tas laikas, kai duomenbazės yra nulaužiamos, jos patenka ir darknetą ir tada jau kažkur tai kažkas nusiperka juos ir... Net nebūtinai nulaužiamos, jos naujai pracirkuliuoja. Pavyzdžiui, apie ten Facebooko, WhatsAppo duomenų nuotekius mes rašė ant kartų, labai dažnai tai būna sena duomenų bazė, kuri gal patikrinta būna, gal ne, bet iš esmės, nu kiek mes keičiam tos telefono numerius, tai aš jį turiu nuo ten jaunų dienų iki dabar.
tada dar ją atnaujina naujai pavogtais duomenim ir jinai tiesiog naujai pracirkuliuoja, ar ne? Tai čia kaip ir idėja tiem kitiem nusikaltėliam, ką čia galima padaryti. Jie irgi atsidaro ten tą formą, atsidarai ir pasižiūri, nu tai kokios duombazės čia dabar man pasiūlai, ar ne, tai kaip dienos pietų meniu išsirinkti, ar ne, ten yra kažkokios įmonės, yra ten tarkim WhatsApp telefonų numeriai vėl, kurie šiaip yra telefono numeriai ir galioja ir Facebook'e ir kitur, ar ne. Nu ir ten kitos įmonės, ar ne, tai aš tada pagalvoju, nu gerai, tai aš gal, tokį prasiūsiu skemą visiems WhatsApp'o ten, ar ne vartotojam, tai laiks nuo laiko pasirodo ir būtent su tuo pasirodymu tam internete, tai tada visi ir pradeda skustis, man vėl skambinėja, tada mes įlendam, pažiūrim, tai sekmadienį WhatsApp'o vėl duombazė įdėjo, tai nebūtinai naujas kažkoks nulaužimas, bet tiesiog, sakau, atsirado meniu pasiūlyme vėl tie duomenys. Nes tie programišiai, tai jo dalis tai yra labai ten protingi ir gudrus ir panašiai, bet jie tada ten jau, nu jų ir taikiniai yra kitokie truputėlį, nebe mes, ar ne? O dauguma tai yra tokie, nu, kišenvagiai tokie, kaip aš vadinu, nebūtinai dabar su tom technologijom tu nelabai ten turi daug ką ir mokėti, ar ne, tau yra visi sprendimai, tau tik reikia turėti noro pakankamai ir ten panaršyti vienoje vietoje, panaršyti kitoje ir iš esmės automatizuoti tą visą savo ataką, ten nereikia labai daug technologinių žinių kai kuriom atakom įvykdyti tikrai. Tai jeigu kodinimui nebereikia žinių, nes padės dirbtinis intelektas, tai būtent hakinimui, blogajam hakinimui irgi tas būtų. Nereikia, sako, tas vadinamasis tas entry levelis, tas jau ta kartelė, nuo kada jau gali ten pradėti vogti iš žmonių internete, labai žemai yra, ten iš esmės nieko nereikia. Tai pasižiūrėkit pasaulį, kiek ten pagauna ko, tai ten ne tie mastermindai, ten tie genijai, neva tai ten būna 16, 17 metų. Tai aišku, gal ten ir vaikai gudresni, bet tai, nu, tu 13-16 būdamas ten, jeigu žinai, kur kaip parsisiųsti ten Toro naršyklę ir panašiai, nu tai susigaudysi, kaip ten oportunistiškai pavogt kažką. Čia kišenvagystės, jiem aiškiau kaip tą daryti, ypač kartai, kurie auga internete, ar neaiškiau negu kaip Kinder Surprise iš parduotuvės pasivogti, jam lengviau mūsų duomenys. Jurgita, paskutinis klausimas. Jūsų galva, kokios juodosios gulbės kibernetinio saugumo srity mūsų laukia? Spekulacijos, ar ne? Aš laukiu asmeniškai kvantinių kompiuterių, kitais metais, dar kitais gal bus proveržis, kai bus galima juos daugiau naudoti. Matysim, aišku, daugiau truputėlį aukštesniam lygi, ne vartotojų lygi, ar ne, tai vadinasi visas šnipinėjimas, tiek pramoninis, tiek valstybinis, tos valstybių vykdomos atakos, apie kurias mes kartais nesužinom visai, arba sužinom post factum, arba įmonė valstybės nepripažįsta, ar ne, ten, nu, sako, kad ten Gazpromo, kur buvo prieš 1,5 metų ar 2 metus porą degimų vamzdynų, ar ne, kad Ukrainos programišiai sukėlė, ar ne, iš technologinės pusės ir iš gandų pusės viską kaip ir žinom, nu, informacijos apie tai nerasi, ar ne. Daug dalykų paaiškėja, tik tai, nežinau, būna 10 metų ar panašiai po, nes ten viskas vyksta toks ilgas žaidimas, ar ne, informacija yra renkama, su jie yra niekas nedaroma iš esmės, tai ten labai vyksta daug dalykų ir vyks dalykų, kas yra labai įdomu, nebūtinai sužinosim, bet ir iš esmės ir kvantiniai kompiuteriai tam labai padės, nes yra daug tų duomenų, kuriuos gali pasivogti, negali atsišifruoti, ar ne, tai iš esmės tos aplikacijos, kai bus kokybiškesnės ir kai bus mokslas, kai žengs žingsnį link kokybės, tai tada iš esmės jau galės pradėti naudotis ir įmonės, kurios vysto tą technologiją, arba valstybės, kurios su tom dirba naudoti, tai ten, tarkim, duomenų atrakinimą, ar ne, ir mes kalbam ir čia
visi nerimauja, tai kas čia bus su bitkoinu, kas čia bus panašiai ar ne, nes tai yra pajėgumai tokie, kad tos visos paslaptys, kurios yra kažkur sukauptos, ta prasme, visus seifus gali atrakinti ar ne. Tai kol kas yra spekulacijos, bet technologijos yra galingos. Tai šitas pridėkim dar kaip dirbtinis intelektas tobulėja, ar ne, sumeskim kartu labai galingą technologiją su labai galingom aplikacijom, ar ne, kas iš to bus ir kaip tą kur panaudosim, aišku, gali būti labai didelių proveržių. Aišku, bus etinių klausimų šalia, bet ten, tarkim, vėžio gydyme ar kitur, ar ne, ten, kur mes daugiausiai ir dedam vilčių ir kodėl tos technologijos yra vystomos, ar ne. Aišku, atsiras gal etiniai klausimai, kaip tada turėsim, jeigu vaistą, kuris dar neišbandytas, nepraeitos tos, tarkim, tradicinės grandys, ar ne, kaip mes kuriam vaistą ir staiga ten galim per naktį sugalvoti sprendimą. Ir tas, kaip būtent tas gilesnis, kaip bus su žmonėmis panaudota tos visos technologijos ir galimybės, nes jau dabar, ar ne, ir ten Musko tas Neuralinkas, ar ne, jau yra jau 2, man atrodo, ar ne, sėkmingi implantai ir yra įvairūs universitetai ties tuo dirba, kur iš esmės dabar literaliai tai, apie ką vizionieriai kalbėjo 100, jeigu nedaugiau metų, dabar kompiuteris, pažodžiui, literaliai tampa žmogaus tęsiniu, ar ne, tai su tuo ateina labai daug įdomių dalykų, bet ir labai daug tokių, iš tikrųjų, baisių dalykų, etinių ir kitokių, ir žmonijos ten, neišnykimo, bet ten kas mėgsta hiperbolizuoti, tai kalba apie tą masinį išnykimo įvykį, tai nebus, bet turbūt, tikrai visą tą kartu sumetus mes, nežinau kokiam laikotarpiu, aš ne specialistė, bet iš to, ką girdžiu ir matau, tai turbūt 5-10 metų laikotarpį matysim labai didelių poslinkių, kaip ekonomika mūsų, kaip visuomenė funkcionuoja, ar ne, tikrai ne veltui yra prilyginama pramonės revoliucija, ar ne, reikia pergalvot, kaip mes dirbam, ką mes čia vaibinam, kodinam, gal dirbam, dabar Bernie Sandersas JAV pasiūlė ir politikai turės įsikišti vienareikšmiškai, ar ne, nes verslas tai labai, kur tik pasakysi sutaupyk, tai ir puola stačia galva, bet pavyzdžiui, Bernie Sandersas, jis pernai pasiūlė tokį kaip ir įstatymą darbuotojų apsaugai, ką mes turėsim pradėti irgi kalbėti apie tą socializmo įvedimą šiokį tokį, bet tai gal gerai, tai jeigu už mus technologijos gali padaryti darbą, tai mes dirbkim 4 dienas, bet tegul mum ir už 5 sumoka, ar ne, kad gal tai gerai, gal mes tą savo intelekto ir kitus pajėgumus galim naudoti šiek tiek mažiau laiko, bet kažkaip gudriau. Keisis viskas, keisis tas mūsų gyvenimas tikrai. Atrodo, aišku, tokios truputėlį žiurkių lenktynės ir neaišku. Šiaip tai gal ir gana aišku, kurioje valstybėje gyvenantiems žmonėms labiau pasisekė, ar ne? Ten gal šitam perversmui vykstant labiau norėtum Skandinavijoje gyventi negu Amerikoje, aš įsivaizduoju. Ir matyt, tikrai ne Kinijoje, nes ten technologijos visiškai pajungiamas yra žmogaus, kaip sakyti, priežiūra ir sujungimu. Taip, ten grinai kaip... Bet manau, Jurgita, kad mes galėsim po kiek laiko pratęsti mūsų pokalbį ir pasižiūrėti, kiek iš tų, sakykime, prognozių, ką pabandėm pasižiūrėti, kas įsigyvendins ir kokių naujų dalykų bus atsiradę, nes mano galva iš tikrųjų čia yra būrimas šakėm ant vandens, sakyčiau, nes greitis ir visos kryptis yra sunkiai nuspėjamus, kas važiuos. Bet ačiū labai pačiai už laiką, smagu buvo pasišnekėti, o mūsų klausytojams ir žiūrovams linkime geros vasaros ir iki kitų kartų.